Sveiki visi. Šiandien už lango turim fainą žiemą, pagaliau šaltukas, daug sniego ir turim naująjį Termtec gaminį. Labai smagu, kad Lietuvoje pirmasis galiu išbandyti naujus Termtec gaminius. Sausio 27 dieną turėsim pristatymą šio naujo termovizoriaus, o sausio 22 diena šiandien ir jisai jau mano rankose. Taigi išpakuokim dėžutę ir pasižiūrėkim, ką čia turim. Pats termovizorius yra atnaujintas Wild serijos DL, termovizorius turintis dvigubą lęšių sistemą. Taigi pažiūrėkim, ką turim dėžutėj. Diržiukas ant kaklo, diržiukas krepšeliai, krepšelis, informaciniai lankstinukai, garantijos lapelis ir dėžutė papildomų dalykų. Pasižiūrim, čia turim du akumuliatorius 18650. Turime servetėlę valymą, kaip visada turime pakrovėją dviejų akumuliatorių iš karto, kad galėtumėt pasikrauti su laiduku. Turime laidą informacijai persikelti iš kompiuterio arba atsinaujinti, tiksliau į kompiuterį. Ir rankinis uždėjimas ant pačio termovizoriaus. Toliau pasižiūrim patį termovizorių, išpakuoju aš jį pirmą kartą. Tai futliaras irgi nepasikeitė, liko toks pats patogus, prisikabina tiek karabino, tiek prie diržo galima kabinti, tiek kilputės ant kaklo. Ir turime patį termovizorių. Termovizorius iškart juntamai jaučiasi, kad yra sunkesnis už Wild serijos su vienu lęšiu. Ir turime beveik nepasikeitusi korpusą, truputėlį atnaujinta okuliaro vieta su gumytė akiai, dioptrijų reguliavimas, aišku, kaip visada, lęšio perjungimo sistema trumpa iš 25 mm į 50 mm. Tas mums duoda siaurą matymo kampą ties 50 lęšių, bet tolimą aptikimą ir platų matymo kampą 25 mm lęšis ir trumpesnį aptikimą. Toliau turime pasikeitimą integruotą tolimatį į lęšį, kuris buvo apačioje. Nebus kliuvimų. Turime atnaujintą joysticką, kuris turėtų būti patogesnis tiek valdymui žiemą, tiek vasarą su pirštinėm ir jaučiamas yra toks truputėlį standesnis veikimas. Turime įjungimo mygtuką, kuris nepasikeitė. Turime fokusavimo ratuką, jis irgi nepasikeitė, bet jis yra dabar standesnis. Ir turime fotografavimo mygtuką. Su joysticku daug funkcijų, visas valdymas, užėjimas į meniu ir užėjimas į papildomas funkcijas. Toliau turime atnaujintą baterijos pakeitimo dangtelį, kurį parodysiu dar su senuoju modeliu. Jisai tapo patogesnis ir patikimesnis. Ir turime keičiamus akumuliatorius, kaip rodžiau, 18650, kurie laiko iki 6 valandų. Dabar plačiau palyginimui paimsim Wild serijos 650 monokliuką, kurį aš jau naudoju apie metus laiko, kad palyginti visus matomus ir nematomus skirtumus. Taigi pradėsim nuo turbūt labiausiai pastebimo dalyko, tai yra tolimatis. Kaip mato, tolimatis buvo išoriai, dabar tolimatis tapo viduje ir to pasekoje turime truputėlį didesnį lęšį. Tai yra didesnis diametras. Bet užtat neklius
mums tolimatis, nešiojantis ir neapsniks, neprilis ir nepateks dulkių. Kaip matome, čia dar atsirado žiedas. Ta žiedas duoda, kaip sakiau, mums perjungimą iš 25 mm lęšio į 50. Ir šita sistema man yra pati įdomiausia, ką aš bandysiu ištestuoti pirmų reikalų ir palyginti su savo turimu. Kadangi, jeigu stebite mano kanalą, turbūt matėte prieš 3 kokius gerus metus, jeigu nedaugiau, darytą video palyginimą, kur Infrared termovizorinis monoklius lyginau, kur turi tik tai 50 lęšį 640 matricą ir turi 25 bei 50 lęšį. To video esmė buvo pažiūrėti, ar dvigubą lęšių sistema nesugadina vaizdą. Deja, bet palyginimas parodė prastom oro sąlygom, kad su termovizorium, kurio sistema turi 2 lęšius, vaizdą rodo tikrai prašiau, negu kur termovizorius turi 1 lęšį. Tai šitą irgi pirmų reikalų išsibandysim, pasižiūrėsim ir tikiuosi, kad čia tokios problemos nebus, kad tai bus apgalvota, padaryta. Vis tiek technologijos eina į priekį ir per 3 metus turėjo tikrai pasistumėti ir patobulėti viskas. Toliau ratukas, kaip sakiau, liko tas pats toj pačioj vietoj, kažkiek standesnis. Kaip matom, joystickas. Šitas buvo lygus, įkištas į vidų ir žiemos metu su pirštinėm jį naudot buvo sudėtinga, kadangi jisai neturi net jokio tokio, sakykime, kliko jausmo, kad tu jį palenkiai ir kildavo problemų paspausdus į šoną, įsijungti tolimatį, ar spalvą pasikeisti, ar pasidaryti dar kažką. Tai šiuo metu naujasis yra, kaip matom, išsikišęs, labiau apčiuopiamas su pirštinėm ir tikrai jaučiasi toksai standesnis truputėlį veikimas su mini tokiu kliku, kuris turėtų fiksuoti tą suveikimą ir valdymas bus patogesnis. Taip pat turim fotografavimo, filmavimo mygtukus ir, kaip matom, pasikeitė okuliaro išvaizda. Čia turėjom gumytę, kuri ovaliai yra prisideda prie akies, bet jinai prisidėjus gan kieta. O šį čia turim gumytę į šoną, kuri persisuka ir standartinį apvalų paėmimą. Išoriškai paskutinis skirtumas yra baterijos atidarimas. Čia turėjom tokią sistemą, kai metaliukas iššoka, jį atlenkiam, turim patraukti ir atidaryti dangtelį. Kas su šita sistema buvo nepatogu, kad einant, imant į ranką, pastoviai gali spustelt ir atsidaro tas atšoka metaliukas. Tas tikrai buvo truputį erzinantis ir nepatogus dalykas. Šiuo atveju jau čia galim braukyti, niekas neveikia, turi pastumti normaliai ir dangtelis atsidaro, užspaudžiam. Pastumėm, tikrai nebus jokių kliuvinių ir jokių atsidarimo netyčinių kaip šitame. Pilnai neatsidarydavo, bet tas iššokas, sakykime, atsikabina, kliūna tas nepatogumas. Turi abudu skylutes varžtukams ant stovo pasistatyti ir daugiau išoriškai pasikeitimų nėra. Apie techninius parametrus. Tai šitame turime, kaip sakiau, integruotą tolimatį. Tolimatis veikia iki 1 km. Su 905 nanometrų banga, tai yra nematomas. Turime naują ekraną, pusės colio AMOLED, kuris labai pagerina vaizdo kokybę nuo senesnių modelių. Turime 15 mikronų šiluminio jautrumo detektorių, kuris tikrai prastomis oro sąlygomis rodo geriau visą vaizdą. Taip pat turime tokias funkcijas kaip artinimo stabilizavimą. Artinant termovizorinį vaizdą, ekrane didėja vaizdas ir turim išsiliejantį vaizdą. Tai šitame termovizoriui jau naujai padarytas softas ir artinant iki 14,4 kartų tas vaizdas yra stabilizuojamas ir to dėka mes neprarandam to vaizdo kokybės.
Taip pat turime dirbtinio intelekto vadinamą šuterlės kalibravimą. Tas minimaliai stabdo mums vaizdą ir strigimą. Neturime to vėlavimo, neturime užstrigimo, kai vedi ten, sakykime, pamiškę, nori pasižiūrėti ir tau užstringa ir ten 4 sekundės vaizdas pakimba ir tu nieko nematai. Tai šitas duoda tą stabilumą ir patogumą. Valdymas, sakykime, taip irgi jie kaip deklaruoja gamintojas, viskas viena ranka, gali pasiėmęs į ranką, jungimo mygtukas, fokusavimo joystickas ir fotografavimas. Taip pat, kaip minėjau, tas dvigubas lęšis, duodantis jums patogumą trumposnėse distancijose, kur yra labiau kalvota, labiau krūmynai, sakykime, biržės, tai ar ten važiuojant automobiliu pro langą pasidairyti, pasižiūrėti, tai galim naudoti platesnį matymo kampą ir tas duoda mums patogumą aptikimui. O paskui jau detalizavimui persijungiame 50 mm lęšį ir matome tolimesnės distancijas. Taigi pradžiai pristatymas būtų toks šio termovizoriaus. Tikrai labai įdomu bus išsibandyti, važiuosim į gamtą, pafilmuosim, palyginsim, pasižiūrėsim, koks skirtumas yra tarp termovizoriaus su vienu lęšiu ir su 2 lęšiais. Ir laukite tolimesnių video ir matysite, kaip jisai elgiasi gamtoje. Iki.